Sveiki, tai šiaip labai daug kas pasgedo silkės ir dauguma galvoja, kad mes jos nebeturim, bet mes ją vis dar turim. Aišku, jinai buvo šiek tiek mūsų pamiršta, nes čia prasidėjo Peugeot projektai, o Peugeot projektai niekam nepatinka. Tai dabar nuklojam. Tadam! Tai paskutinį video su šitą mašinėlę matėt prieš 2 metus maždaug. Ir dabar su Tautvydu kalbėjom, kada paskutinį kartą su juo važinėjom normaliai. Tai atėjo į galvą suvokimas, kad paskutinį kartą mes patys su juo važiavom prieš 2 metus į tokį nedidelį renginuką Panevėžį. Flashback. Tai čia buvo 22 ar 22 ruduo, tai šiaip žiauriai keista, kad taip ilgai nevažinėjom su ja, bet realiai nevažinėjom paskutinis dabar tos metus, dėl to, kad baigės technikinis jai. Šitam lapė parašyta, kad 23.06.29 dieną šitai nabagiai baigės technikinis. Ir iš po žiemos gavos, kad taip ir nebevažiavom su ja. Ir šiaip pats irgi norėtume savo prasivažiuoti, vėl prasėta technikinį viską, bet biški buvo investicijos kitur sutelktos į Peugeot, į Golfą ir panašiai. Manau, pats laikas būtų susigražinti ją į gatves po šitiek laiko, tai, o kad ją būtų galima gražinti gatves, tai reikėtų įvykdyti antrą etapą. Tas antras etapas yra susitvarkyti kėbulą. Nes kėbulas dabar, lyginant su Golfu, žydžiai yra labai baisu. Tai reikia susitvarkyti visą kėbulą, praeiti technikinį ir bus galim vėl naudoti gatvėse porą kartų, į metus 3-4. Šiaip daug kas klausė, kas šitam varikliui yra padaryta, tai kaip suprantu, daug kas nežino. Iš vis, ta prasme, tai čia stovi 2.1 iš 200, 103,4 kW. Jo, nes savo 2.2 NA tą atmosferiką susprogdinam, kai sukruojam turbaką ant jo. Ir ten irgi šiaip smogs variantas buvo, bet, vien žodžiu. Tai dabar sudėta 2.1 turbo iš 200. Aišku, turbaks uždėts ne originals, tai čia įdėts dizelinis turbaks, aišku, kintamo geometrija visa išoperuota, išnaikinta. Ir jo žinau, kad čia turbūt greičiausiai ilgai nelaikys, nes čia dizelinė turbo, čia benzas daugiau kaitrus ir bet kol kas laiko, kol kas tarnauja, tai viskas gerai. Tai dar taip pat sudėtas Invento kompas, tai jisai panaikina tik tais įpurškimą. Kibirkštis viskas originalu, jisai tik dėl įpurškimo, tai sudėti našesnį šiek tiek purkštukai nei šiaip paprastam Invento komplekte eina, kaip mums sakė, iki 300 arklių. Tai o šiaip kiek čia arklių yra, mes nežinom, nes niekada nebuvo ant daino. Tada vien žodžiu, kad tos arklius visus atlaikytų, sudėta taip pat keramika, taip pat pakeista galvos tarpinė, tada sudėta Tailways gate'as, dar dėl grožio sudėjom ir NGK Nomoco tas pipkės, nes vien žodžiu, jos kampu gražiau eina, po kapotų gražiau atrodo, tie senoviniai stibrai į viršų tiesiog. Ir dar intercooleris nuo 200 uždėtas yra. Ir viskas, čia labai paprastai, nesudėtingai. Nemanau, kad girdės, kad Tautvydas sakė, bet vien žodžiu, po kapotų dar visą pravodkę perviniuota naujai gražiai, nes ten seni šarvai buvo visi sutrakinėję viską, tai viską naujai perviniojau. Šiaip dar ką atsimen, dar dėt salsuoklis, ten sukurts, dar atsimen, kai studijau, ten mokinamės AutoCAD SolidWorks'ais, tada atsimen braižiau tą kečkeną ir tada panaudojau brėžinius pirmą kartą garaže. Tai kaip nubraižiau, taip ir gavos, dar net gražiau gal. Tai vien žodžiu, jo, tai šiandien realiai labai paprastas, nesudėtingas setups. Dar ką atsimenu, kad tilptų tą dizelinę turbą mes landžiame. Šitą reikės iškirpti.
Bet ten suvyrinta, viskas tvarkingai. Tai va, viskas, baigta. Smagaus žiūrėjimo. Tai kaip ir Keis minėjo, kad antras mūsų etapas audynės yra. Pirms tą, kai jis pasakė, kad pasidarėm, ką norėjom. Antras etapas reikia ištaisyti senas mūsų vaikystės klaidas. Tai yra kėbula. Tai antras etapas yra kėbula. Taip, nes jis bais. Turėjais ratų iškritimą, važiuojant kelio, išplėšė arką. Turėjais kažkieno beteisį vairavimą atbulinėmi važiuoti sieną. Kita pusė arkas įbrėžta yra. O esmė, kodėl taip ilgai tas antras etapas vyksta? Nes tiesiog renkam dalis tokias, kaip čia turim Zinderio spoilerį. Koks spoilerį čia? Zinderio, kaip jie? Slinkščiai. Zinderio slinkščiai originalis. Kas tikrai žino, kad ale tikrai nelengva jų gauti. Čia yra originalas. Nepadėlka. Per ilgą laiką, tai surinkom tokį slinkščiais. Ne vienas, du. Šiaip iš viso turim 4 slinkščius. Vienas turim Zinderio ir kitas turim Kamį. Tai Kamį čia kaip buvom vokiečio susiradom. O kur? Ateikės nufilma kažį ir toj mašinai. Trumpai. Va, daug laubė. Viskas. Žodžiu. Turime. Va tokia, va. Zinderio, man atrodo, irgi. Kamį. Tai žodžiu, Kamį. Šiaip labai ir norėjom tokią stiliaus spoileriuką. Kaip tik zilę rankinę kažkur, nes iš tikro daugiau yra įleista rankį, jo. Daugiau yra įleista rankį, tai zilę rankį šis sunku gauti toks dalis. O čia turim tokį, čia kas dar užsidėt, man atrodo, tokie biški menki šudelė, ne? O tokia va. Spoileris. Šiaip labai norėjom, yra datėjama, man atrodo, panašų stylę. Ir va šitį. Tai čia yra Kamį. Turim dar Kamį slinkščius. Bet čia originalus Kamį. Tokie plastikiniai, nestiklo plošti. Ten irgi plastikas, nestiklo plošti. Čia visur plastikas. Taip, Zinderio guma tokia yra, o Kamį yra plastikiniai. Tai nestiklo plošti, bet siek svarkom stiklo plošti viskas. Bet iš tikrųjų mes norėtume kaip pridėti Zinderio, nes jie man, pavyzdžiui, asmeniškai žiauri gražesnį. Čia tas pats slinks kaip papras slinkstis gaunas. Tiek, kad susideda, kažkoks plastiko gabalas. Kas yra su Zinderiais? Zinderis turi tokį gražų palinkimą, kur yra tipo forma tokia aštresnė gaunama. Kam yra tokie, fals, kiek mas, tiesiog. Kaip originalus slinks čiūtnių, susideda įgauni vieną to kantelį. Aš nežinau, tai čia ir labai didžiulė dabar dilema, kas būtų, nes kaip ir galas Kamį, spoileris galas Jonas Kamį, o dabar Zinderio slinkščius dėti. Ar dėti tas, kas gražiau, ar dėti, kas viskas originaliai yra. Tai būtų tais Kamį priekio, trūkto būtų vis apdaila Kamį. Tai nežinau, čia realiai gali parašyti komentaras, kam geriau. Ar grožį žiūrėti, kad stilius būtų gražesnis, ar rinktis, kad būtų viskas, originaliai, tai čia vis apdaila vientis. Nors prieki lūpai ir Audi 200. Kamį, arba kas liko iš Kamį galinio pažeminimo. Iš karto bus dujom, nebeikia. Tai va, turim tokį likutį, bet turim gerą. Taip, yra šonai jų normalus. Šonai čia nais, Ne, tai čia viskas išvis, čia visur vis tvarkom. Kažkaip bandysim susitvarkyti, tai čia va irgi tokia. Čia tikrai išvis lengvai tvarkom tokią vietą. Tai žodžiu, iš apdailos tai tokie dalykai ir yra, ką ilgai rinkam, nes šiaip kaip pagalvoju, tokias apdailas nesimėta šiaip niekur, Yra ten, mačiau, Lenkas kažkur iš stiklo ploštą presuoja, bet, manau, originalas yra originalas iš tikrųjų. Kad ir taip ten yra pigų. O čia mes gaunam tikrai pigiau, kai išlauk tiek laiką, Tai va, dėl apdailų taip, o kėblą tai dar yra labai daug kas seko visokių. O ką minėjau, kad vaikystės klaidas su kėblu ištaisyti, tai yra, kas nežino, patys dažėm, patys ruošiam, dar kešia garažį, studentai, nieko nežino. Pirmą kartą iš viso toks dalykas susiminėjom
ir žiauri daug ką seka. Tokio kaip paliek Sigutį vieną šveist, sakai, šis Sigutis protingas, pats protingiausias, jis gali viskas išveist padaryti. Bet mes dar protingesnis, sakom, Sigutis protingas, tikrai nereikia žiūrėti, ką jis padarė ir varom dažyti. Taip, nuvarom dažyti, kai jis gali ateit parodyti, faksuos toks dalyks, kaip čia žiauri daug yra škurkės įbrėžimų. Iš šitos pusės man numatys. O, zeniukas, žiauri daug škurkių įbrėžimų. Čia. Tada vienas dalyks, ką buvau aš sakęs. Davai keisti, tipo, mažiau špaklius darom. Nu, nemokam špakliuot, nelendam. Tai žodžiu, po kiekvieną rankenėlę yra įdubimai visokie, va čia va. Ne, tai manau, kamera nesimats, bet yra daug va tokių įdubimų, kur mes jų netaisėm. Ir kas dabar yra? Reik taisyti. Tai dėl to ir sakau, vaikystės, tikrai durnysės, vaikystės klaidas reik taisyti. Ir pirmą sako, reikia technikinį pareiti. Tiesiog, kad dar būt pasidžiaugti ir po to tvarkinti. Įdomiausias dalykas, bandom šiandien užsikurti, papasakosiu, kas buvo su ją problemų dėl kūrimas. Gavos tada taip, kad mes jos negalėjom užkurti jaučiu pavasarį. Tai kur yra sudėtas invento kompas, jau būna karts nuo kartą įmeta updates, tipo programinį update, kad tam būtų reguliuot gal lengviau, badai tenais lengviau, tas ne badai, kas tarp duslintuvo būna? Lambda, kad būtų lengviau reguliuoti, AGT norėjau skaičiuoti temperatūrą, kad būtų lambda lengviau tipo reguliuota visą, tai daro updates. Ir mes tada atvažiavę į garažą, darant update'ą, vidury update mums įsikruoja tiesiog akumuliatorių. Nieko nespratom, kas vyka. Nebegalim pasijungti šito kompiuterį prie silkės kompo. Viskas dieną atvažiuodam, susapnuojam, tipo skaičių, žiūrėti, susirašom, žiūrėk, gal ten realiai nusprogo kompo. Pamąstėjai, susapnavai, padarai, nieks nevyksta. Galiausiai priimam tokį dalyką, kad galvom, gal mum susprogo tiesiog kompas sudegė. Nu, čia tipo trumpsingims, koks nors sudegė kompas. Nu, finansiškai tikrai neturėjom, kad galėtume nusipirkti tą naują kompą. Dėl to audinė, tai pristovėjo, manau, gal 7 mėnesius. Ir kas įvyko tuo metu, kai vyko update'as, tai tiesiog įsitrinė programą. Ir ją gavos, kad turėjom priversinį update'ą daryti. Nu, kažkaip yra specifika, įjungi kompą, įjungi čia, kol neįsijungia programą, darai update'ą ir mums pavyko. Man atrodo, ir kešio reakcija tada, kai užkūrėm, ir istorija buvo kelta. Paukštukai šneka. Tuoj bus ciu-ciu-ciu. O jo, papai! Dabar kaip ir viskas gerai buvo. Dabar, manau, galim pamėginti ir užsikurti vėl, jeigu akumas suks mūsų. Kuo puikiausiai? O, vibracija. Koks benzo kvapas, tas griunis senas automobilė. Gers. Skaitykim, kad čia pasleido vėl ant original, man atrodo, ne, čia nieks nedaryta. Nes mepo visiškai nieks nereguliuot. Žodžiu, paleido ant standartinės programos reiškis. Ne mūsų tos senus. Parodykim, kaip murkia. Oi, savo, kaip senai girdėjau. Kur tas mikrofonas? Filtrą garsiuką. Bet šiaip idėlį dirb keisni. Žiauri gerai. Einu savo. Ir glaub gerai. Žodžiu, prakurta, nežinau, gal nevažiuosim daug. Nevažiuosim. Manau, reiks kažkada atvažiuoti dar kartą. Tada gal biškį ir pameipinti reikės. Nes daug vėl programą visko matysim nuo nulio. Vis dėlto ir žiemą, ir senai stovėti, ir ką nors. Reiks ir pameipinti. Tai dabar pašnekėsim apie technikinio pravarimą. Tai, o šiaip iki technikinio mums nėra labai daug darbo, kad praeitų jinai tą technikinį. Tai realiai jaučiu sunkiausia
nesunkiausia, daugiausiai vaizdo ima tai sportinius filtrus, o su sportiniu filtru tikrai technikinė nepraeisim. Dar paslėpsim čia tokius turbo reguliatorius, dar visokius. Tai vietoj to sportinio filtro įdėsim originalų, sudėsim originalų vamzdį, viską kaip priklauso. Man atrodo, krabo lėkštė, žinai, susidės ir bus nuo krabo originalių gum. Palauk, aš gali greit surasti, man atrodo, tą... Tai būtiniausia, kaip ir sakiau, filtrus pasikeist, kad tik dantučių kaktos neprasimušiau. Ir dar kas yra, tai mūsų viršutinė šlanga yra juoda, o apatinė... Originali kokia? Jo, originali stovi tokia, čia laša formas, tipo brangių nėra gauti, ir jos plyštava. Tai mes uždėjom tokią, bet dabar pastebėjom, kad čia gaidysnė šlanga, nes minkštumus neišpasakyts, o apačioj yra mėlyna šlanga, o bent jau seniau būdavo, ir dabar turbūt niekas nepasikeitė, kad su mėlynom šlangom nepraleidžia technikinio. Tai dar tą apatinę šlangą pakeisim, išimsim šitą ir parodysim, ką sudėsim vietoj to vamzdžio. Tai išimam šitą agregatą. Ir dėsim šitą ir dėžę. Tai viskas dėsim, čia va taip va kažkaip susimes ir į technikinį. Vaizdas plius minus maždaug toks, tik neturim vienos detalės. Tai tuoduks kažkur čia kels. Tai, aišku, persidažys viską pasidarys biškai gražiau, nes dar ir priekinio to dangtelio nėra, kur patį filtrą uždengia. Ir biškai reiks čia dar perkilnuot. Ką čia, pavyzdžiui, dėl šitą? Šitą tai paliksim. Paliksim? Paliksim, faktas, kad paliksim. Nu, blemba, čia toks dalykas, kur, sen mašina, neveik mano temperatūros. Kas jį padaryti, ne, tik kaip ruškims. Čia va irgi alsuoklis kaip tik į turbą naina, čia ką, nesuprasigi čia, viskas normaliai, taip kaip priklauso. Juodai nudažysim. Juodai nudažysim. Šlangutę užmaudėm ant viršaus bus 3 šakis. Ir vien žodžiu, kas? Šitas dar persikelia alsuoklis. Čia kažkada projektuots, vyrins iš Neržavykas. Ir šitas persikels arba... Jisai stengia. Tai jo, alsuoklis pajungsim tada į filtradėžę ir persikelt dar reikės atgal apiplovimą bakelį. Realiai bus galima važiuoti technikinį, nes daslintuvus irgi jisai normaliai nekriokė, nebaubė baisiai, nežmoniškai. Čia nieka nėra labai baisiai. Visgyt. Vienintelė detalė, kuri švies. Bet, jos neįmanoma net, kad ir kaip norėtume. Nėra neįmanoma gauti normalių, originalių visgeitų. Nes membranų. Nes visų membranos yra kiauros. Tai va, paliksim tą visgeitą ir viso, bandysim taip eiti. Iki!